Gražiai pradėjom, gražių momentų žiūrovams suteikė žaidėjai, tačiau kažkiek to nerūpestingumo buvo gale, kada leidom varžovam pataikyti daug tritaškių ir tas nerūpestingumas būtent gynyboje, o puolime neįkritę kamuoliai pavertė, kad rezultatas ir lygus tapo. Džiaugiuosi, kad laimėjom rungtynės visumoje. Taip kad buvo atkaklios rungtynės ir mums pamoka, kad su jaunais ambicingais studentais reikia žaisti iki galo. Treneri, kaip manot, gal komanda atsipalaidavo po to fantastiško antrojo ketvirčio truputėlį? Tai aš ir sakau, kad yra tas momentas, kada jau lygtai padarytos rungtynės, tačiau su tuo nesutiko varžovas. Atsipalaidavimas kainavo tam, kad išlygino rungtynės rezultate. Šiaip apie rungtynės irgi geros mintys, bet man labai geros mintys, aš čia pirmą kartą šitoje arenoje, tai aš tiesiog sužavėtas, aš džiaugiuosi ir toks palaikymas, koks šiandien yra kėdainiškių čia arenoje, tai iš tikrųjų šaunu ir tai krepšinį puošia ir aš manau, kad krepšinį mums labiausia to reikia, kad eitų žiūrovai ir jie pamatys būtent tą krepšinį, kokį jie norės. Na, o Kėdainių komanda iš tikrųjų aš galiu pasveikinti, jie ko gero pelnytai laimėjo, nes, sakykime, mes pakankamai jo nesam, mes kiekvienas rungtynės stengiamės žaisti gerai. Na, padarėm pabaigoje tokių gana grubių klaidų, kada buvom perėmę iniciatyvą. Vis dėlto patirtis lemia ir kėdainiečiai, manau, pabaigą sužaidė labai užtikrintai ir laimėjo. Ir noriu pasidžiaugti, aišku, savo komandą ir jau ne pirmos rungtynės. Tai vaikinai, daugelis komandų šiaip po tokio triuškinimo 24 taškai skirtumas, tai gal sugriūtų, bet aš džiaugiuosi šitais jaunais vaikinais, vis dėlto jie turi tvirtą charakterį, jie nori žaisti ir jie dar, manau, daug staigmenų pateiks šį sezoną. Treneri, kaip manot, kas antrame ketvirtyje atsitiko? Atrodo gerai pradėt, paskui kažkaip sustoti. Aš galvoju, čia yra daugiau tokių psichologiniai dalykai, kadangi mes panašiai su Utena žaidėme, mes irgi pirmavom pirmą kėlinį ir gana taip ryškiai ir lygiai tokia padobė -18. Čia buvo -20. Na, bet turbūt čia jaunystėje, aš manau, kad ir Eurolygos komandos krenta į duobę ir patyrę žaidėjai. Tiesiog šiandien nesužaidė mūsų vienas iš komandos lyderių, Vidmantas Sargauskis, kuris buvo rezultatyviausias visas rungtynės. Tiesiog 100% neišnaudojo galimybės laisvas iš po krepšio. Jeigu tą mes būtume realizavę, manau, rungtynių pabaiga būtų dar įdomesnė žiūrovam. Tai aš tikiu, kad žiūrovam mes bendrom jėgom kartu su Kėdainių komanda pademonstravom puikų spektaklį parodėm. O jauno nepatyrusi žaidėja, kad išleido toks Tai eksperimentas, ar tai labai drąsus buvo? Drąsus, bet tai 20 taškų, kada tai visada ir žiūrovas reikalauja, kad išleistume vietinį, bet prašau rezultatas. Taip kad kartais, kada treneris neleidžia jo, tai irgi dėl to, kad būtų ramybė ir kad būtų pergalė. Atrodo, kad Arūnas Sakalauskas šiandien nuo suolelio gerai įsilėjo žaidimą, sustiprino truputėlį žaidimą. Kada Arūnas daro tą, ką reikia, jis labai naudingas komandai, bet būtent pabaigoje jis padarė to, ko nereikia. Jis padarė 2 tiesiog neteisingus sprendimus, tai suorganizavo klaidą prie vidurio linijos ir tiesiog nelaiko buvo metamas metimas. Kada mes išreikalavim laikyti žaidybinės disciplinos, kiekvieno žaidėjo tą, ką jis gerai sugeba, mes iš tikrųjų tada gerai žaidžiam. Bet tik prasideda truputį individualiai nori užbaigti atakas, būtent ir nesigavo, sakykime, Žygimantas Kučas gavo laisvas, vingelio atmes, kai žinau, kai jis įmes. Na, jauni pasikarščiavo, nori būti rezultatyvūs. Na, bet klaidas daro ir patyrę žaidėjai, šitiem vaikinam 20, 21, 19, tai aš galvoju, kad mes ateičiai turim labai puikią komandą. Be abejo, sunkus tokiais jaunais vaikinais laimėti, bet aš jau esu asmeniškai užgrūdytas, mane pralaimėjimai negazina, aš tikiu šitą komandą įžais. Tai aš galiu drąsiai bet kur šitą pasakyti. Kada grįžta tie mūsų vaikinukai, kurie traumuoti, vis dėlto žaidžiam be 2 aukščiausių žaidėjų, nors negali nustebinti, pasakyti, kad ten jau patirtis jų kažkokia ypatinga, bet vis tiek, jeigu būtų Tomas Urbonas bent 5-10 minučių, 2-16 ūgis ar Šarūnas Beniušis, kuris jau per metus iš tikrųjų įgavo patirties, mums gal būtų truputį lengviau. Bet vis dėlto, baigia noriu pasakyti, kad komanda Kėdainių iš tikrai gerai sukomplektuota, yra labai patyrę žaidėjai. Ir mums labai šaunu, kad mes sugebėjom taip žaisti ir ko gero labai nedaug trūko, kad galėjom ir perlūžti rungtynių eigą. Na, bet laimė stipresni ir patyrė. Traumos nepersekė, gal tik tai lygos virusas tas mus kamuoja, peršalimą. Bet tai čia sudėtinė dalis sportininko gyvenime.
Taip kad iškentėsim ir toliau kariausim su kitom komandom. Šitą sudėtim studentai žaidžia jau senai ir paprasčiausia jie daugmaž vienas kitą supranta ir ambicingi žmonės žaidžia tam, kad laimėt. Ir kai kurie žaidėjai didelę pažangą padarė. Tas matosi žaidime.